suskilusiu, tarsi suskilus į tą tarpeklį, prie tarpeklio. Ir vat ten aš turbūt stoviu, bet koks mano vaidmuo, aš dar nežinau. Toks O kaip jeigu sustingęs. išeitum iš to kūno ar iš tos formos, ar tenais esi kaip kūne, ar esi kaip energetinė kažkokia tavęs forma? Kas tenais tu Energetinė, esi? Man irgi. užsilikusi, Mhm. užsilikusi, ten, tarsi užstrigau ties tą vietą, Mhm. gal kai miriau. Pažiūrėk, kada tu išėjai iš fizinio kūno, nusikelk į tą akimirką. Kaip šalis krečia. Šaunu. Turbūt, kai tame metimo vaizde, kai ateini ties skardžiu prieš numetimą, aš ten taip ir likau turbūt. Aha, gerai. Pastrigai. Pastrigau iš tos didelės baimės ir sąmyšio. Gerai, baimė ir sąmyšis. Beprasmybė. Kokio amžiaus buvai, jeigu dar nusikelsime anksčiau prieš tai, kaip tave išmetė? Sukasi 16 16 metų ar Aha. mėnesių? Metų. 16 metų buvo. Net Nusikeliam dabar. nežinau. O jeigu žinotum? Tai kad turbūt mėnesių. 16 mėnesių. Bet tas kūnas, tai mano ne 16 mėnesių, kurį aš matau. O kokį matai? Jisai būtų 16 metų. Tai buvai 16 metų. Tada turbūt taip, nes aš matau nemažą vaiką. Gerai, šaunuolė. Ir dabar nusikeliam į tą įsikūnymą, kai tu dar buvai kūne, tavo siela buvo kūne. Kai tau buvo 7 metai. Kažkokia svarbia tavo gyvenime situacija. Aš matau kažkokią tai vietą, kur kalviai su metalu dirba. Daug triukšmo. Aš tai berniukas tokiais apskurdęs toksai ir mane kažkaip dantis lyg pasižiūri, aš ten vaikštinėju, kaip žirgus tikrina, žinai, ar geras žirgas. Tai vertina dantis ir kažkaip tarsi mane, kad parduot. O kas tenai su tavo dantim? Ar sveikas, ar naudingas būsiu. Apžiūri. Vat kažkas žiūri taip dantis, apžiūri mane, taip įvertina, ar aš fiziškai stiprus. Kokie tie dantys tau? Jie taip keistai, tuo laikmečiu tai būdavo iškirmyje, neprižiūrimi, bet aš nežinau, kažkodėl man atrodo, kad jie buvo kažkaip keistai sveiki. Keistai? Sveiki dantys. O kodėl pas tave būtent buvo sveiki, o pas kitus ne? Ką tenais reiškia dantys? Ką aplamai reiškia dantys? Kokia informacija tau eina? Tavo vidinės žinios? Tai kaip suvoki gyvenimą. Kaip tu jį sugrumuliuoji. O jeigu iš kitos prasmės, žiūrint iš kosminės prasmės informacijos? Šaknys. Kokios ten šaknys? Kodėl duodami geri dantys? Kuo skiriasi ta siela su gerais dantim, ta struktūra nuo... O iš tikrųjų tenai žiūri. Siela su užduotim kažkokia tai aukštesnė. Užduotimi aukštesnė. Kodėl tenais atrinkinėja tokius sielas su užduotimi aukštesnė? Tarsi ją reikia tą aukštesnę rasę išnaikinti, kad tamsusis pasaulis imtų viršų. Ir tame laikotarpyje būti aukštesnės rasės, kaip aš sakiau, aukščiau reiškia žemiau, kai kalbėjome. Ir kas toki tenais ieško šitų ir ieškojo šitų su gerais dantim? Tai demono atstovai. Jie buvo įkūnyti į žmonės budelius, kurie gaudydavo. Kokios dar tenai savybės žiūrėdavo, tikrindavo? Akis, be baimės akis. Akis. O kas tos akysi?
nepaklusimo energija. Mhm. Vaikai, kurie jie nepaklusdavo jiems savo, neatsirasdavo jų veiduose. Tie vaikai tuo metu nesuprasdavo, kodėl čia taip vyksta, bet jos neužgimdavo baimę. Tai Bebaimiai buvo. bebaimiai, jie neeiliniai buvo vaikai. Ne. O kokias dar tenai savybės tu turėjai? Jei tu į kūną? Kažkas su gamta, su stipria labai intuicija. Tarsi bendradarbiavimas su gamtos stichijomis kažkokiamis. Ir kokią informaciją iš stichijų eidavo? Bet tie vaikai buvo tokie kaip šviesos kariai, Mhm. auginami šviesos kariai tamsoje. Jie nebūtinai būdavo nuleidžiami į kilmingas šeimas. Visur jų buvo, bet O kodėl jų neleisdavo į kilmingas šeimas? jie, Kaip paveikdavo tai jų gyvenimą? jie turėdavo tamsoje atrasti šviesą. Jie tarsi, žinai, kaip, šiaip apibūdinti, jausmą turi kažkokį, bet Koks tai jausmas? toks, kai nesvarbu, kur tu esi, nesvarbu, ką tu darai gyvenime, jeigu būtum suaugusiuoju, žinai, Mhm. bet tas toksai, sako, žmogus inteligentas netampa baigęs universitetą. Kaimo gilumoje žmogus nebaigęs mokslų gali būti pačiu didžiausiu išminčiumi ir inteligentu, jeigu kalbėčiau šių dienų žodžiais. Tai, o jeigu nueičiau į praeitus gyvenimus, būtent tą, kuriame dabar esame, tai vidinė tyla tokia didelė, kad išorinis triukšmas jos nesutrikdo. Ir stebuklai vyksta mažose detalėse tam vaikui. Jo neužgožia nei tas kalvystė, ten, kur toj kalvystėje jis ten vaikšto, tengi nėra daug šviesos ir trapumo ir grožio. Ten daug jėgos, tokio vyriškos, šaižios energijos. Ir plus dar metalo energija, jinai karštis, jėga, šiurkštumas. O jisai tame būna, bet jo subtilaus pasaulio tai visiškai netrikdo. Sakai, drugelis tam vidumi. Išorė jo visiškai netrikdo tai, ką jisai turi viduje, tai, ką neša viduje, taip? Jo, jis tarsi prisilenkęs prie žemės, matau vis kažkokią. Ir žinai, kaip sąveikauja su rankom energetiškai. Aha. Kažką suka ir tas toksai aukso gyjos kažkokios susijungimas vyksta stiprus. Mhm. Ir jisai Ir, tuom gyvena. aha. O jisai supranta sąmoningai, ką jisai daro su tom rankom, su žeme ir tom aukso gijom, kurios eina per žemę. Liesamos. Vaiko protų tai ne. O pasąmonė? Taip. Nu, kas ten, ką jisai daro? Ką jisai atėjo tenais daryti? Tai tarsi kelia vibracijas. Aha. Ir jisai liečia tas gijas žemės. Aha. Mhm. Jisai jaučia jas rankoms. Aha. Taip. Aha, gerai. Ir pažiūrėk, kaip tai veikia išorė, kaip tai veikia tuos, kurie aplinkui jį. Subtilų pasaulį. Jis tarsi ne jo tiek, tarsi neįvyksta kažkokie baisūs dalykai. Sušvelnina, nuglosto kampus. Mhm. Neįsileidžia į tam tikras vietas, į tarsi pro namus, kuriuos jis praeina. Jis toks kaip šventintojas, toks apsaugo. Tarsi uždeda apsauginius ant jų durų, tas gijas aplink namus, tiems, kuriems reikia apsaugos. Kam jisai nenaudingas? Tai tiems monstrams, tiems liesiems, kurie nori sugriauti šeimas, nori sugriauti vertybės.
mm, kurie nori sėti blogį, monstrai. Nes ten gražių šeimų buvo, kurios visada saugoja ir augina grožį. Bet jas skurde, bet vertybėse. Tai va tokius žmonės saugoja. Nepalūštų. Palūžtų. Aha. Gerai. Pažiūrėk, kas toliau vyksta su tavimi, va tuo berniuku. Jisai vyresnis. Jo galios didėjo, stiprėjo. Kas dabar tos galios, ką tu matai, ką jisai gali daryti? Jis tarsi su češkiam gali, su tuo stipriu, Aha. Iš kur tas su tuo vidurys? voratinkliu. Nu, vat, kai susijunginėjo su žeme, tas toksai ėjo, žinai, kraujagyslių tokių, vat, auksinių tinklas. Tai jis galėjo praskirti žemę. Energetiškai jo. Taip. Ir kam praskyrimas reikalingas? Kas turėjo išeiti, kai jisai praskirdavo tą žemę? Kaip surinkinėdavo energetinės lervas kažkokias, taip. Ir matau sudėjęs tokį energetinį maišą. Ir nuleisdavo jas ten, kur jų vieta. Kažkaip valydavo ir jas nuleisdavo. Ir dabar pažiūrim, tą prieš tą dieną, vat jau jo paleidimą į tą duobę, į tą skylę, kur tu matei, kas vyksta tą dieną. Prieš tai. Jam 16 metų tenais. Ir turbūt jis kažkaip tai savo kasdienėse veiklose, namuose. Tėvai lik yra šalia. Jis tarsi žinojo, kad kažkas įvyks. Dirba tos savo darbus, bet jisai žino, kad jo ateis. Ar jisai turėjo Jaučia. intuiciją, turėjo kažkokį pajautimą? Jo, jisai intuiciją nujautė, kad kažkas įvyks, kad jo ateis šiandien. Tarsi Gerai. apglostė tėvus, namus. Aha. Jisai nenori išeiti. Jisai nenori išeiti. Kodėl jisai nenori išeiti? Prisirišęs Prie ko jau prisirišęs? žmogiškai prie namų, prie tėvų, prie to jausmo bendrystės, prie noro pakeisti pasaulį. Ar yra kažkas viduje tarsi neužbaigto tenais? Kas buvo neužbaigta? Ką turėjo padaryti, bet nepadarė? Jis nenori patikėti, kad blogis gali nugalėti. Jis tarsi nori nušluoti juos visus nuo. Man toks gal atsiradė žmogiškasis ego, kad aš galiu padaryti viską. Ir tarsi žmogiškajam įsikūnijime pamiršo savo misijos trumpumą. Ką reiškia trumpumą misijos? Tame įsikūnijime. Kas jam yra tas pamiršimas misijos trumpumo? Nu, jisai savo misiją žino, ką jis turi daryti, tarsi jaučia, eina, daro, bet negali sutikti su tuo, kad jau laikas baigėsi jo darbų. Kad buvo duotas per trumpas laikas? Taip. Tarsi jis nori būti ilgiau, daryti dalykus. Aha. Kodėl jam jisai prieš įsikūnymą pasirinko tiek? Ar jisai pasirinko pats? Pati siela pasirinko. Kaip tu manai? Ar tai buvo pasirinkimas sielos? Praeiti tiek ir patirtį? Ar tai buvo iš kažkur kitur parinkta? Eina gal. Eina man dabar žodžiai, tu neprivalai išgelbėti viso pasaulio. Iš kur tie žodžiai eina? Tas
siela tame įsikūnyme, dėl to ir turėjo pabūti tik tą laiką, labai stiprų energetiškai laiką, bet trumpą ir išmokti neprisirišti. Prie Čia dabar rezultato? įvardinti. Tu taip, kad jau net būdamas vaikas, nu, ne, tarsi pasąmoningai viską darė, kažko tų dalykų net nesuprasdamas, turbūt kaip vaikas siela suprato, bet ir po to, kai pradėjo augtis, pradėjo nu, atsekti savo tuos gebėjimus ypatingus. Kad neauginti ego. Greit, stipru ir trumpa. Kažkaip taip man eina informacija. Ko mokinosi, kokia tenais buvo patirtis pagrindinė, ką turėjo svarbaus iš tenais išsinešti? Ką tokio svarbaus iš tenais atsinešė į čia? Į čia, į dabar? Taip, į šį įsikūnį. Tu neprivalai nugyventi viso žmogiško, nu tas viso, nu, mes vadinam tą tokį ilgesnį, net turbūt. To ilgo žmogiško gyvenimo, kad įvykdytum, kad atliktum naudą žemėje. Jeigu nusileiščiau į šitą įsikūnymą, niekada nėra per vėlu tapti tuom, ką siela numatė. Ir jeigu mano atveju ties 39 aš dar savo manimu esu mažai nuveikusi ir įvardinčiau, neteisingai, bet įvardinčiau nieko nepasiekusi, kas man muša per galvą kaip varpai, tai nereiškia, kad tai negali įvykti vėlesnėje brandoje. Taip kaip tam jaunuoliui įvyko jo pirmame trečdalyje, net ne trečdalyje, dar mažesnėme gyvenimo stume, ar ne? Tai nesvarbu, kuriame gyvenimo etape tu kažką nuveiki prasmingo, reikia mokėti tai įvertinti ir nebijoti atsisveikinti. Atsisveikinti. Nes tai tik etapas. Mhm. Ir nesuabsoliutinti savęs kaip vienintelio galinčio pakeisti pasaulį. Pokytis pirmiausiai įvyksta viduje. Ir didžiausia galia žmoguje atsitinka tada, kai jis daro dalykus be ego.